Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Greičiausiai čia pradėsim seriją. Taip, mikrofonas neprijungtas, aš žinau dėdį. Žmogus vaikšto, jūs jį matot, Porsche parduotas 17,5 tūkstančių eurų. Nežinau, tai gerai ar blogai, uždirbam kapeiką, kaip sakoma, bet negalvokit, kad aš supirkinėju tik brangias mašinas. Supirkinėju ir už 5 eurų, ir už 100 eurų mašinas, ir už 500 eurų, ir už 1000 ir taip toliau. Rizikuot su tokiom brangiom mašinom, labai yra pavojinga. Labą vakarą. Makanas parduotas teisingai ir mes dabar esam lauke, sekmadienį, šalta. Vietoj to, kad sėdėt šiltai namuose, mes paimam akumą, įrankius ir einam keist A7, nepaslysk. Ir einam keist A8, akumą, kad užvaryt automobilį galima būtų ant ralo. Pirkinys toks greitas, 3 litrai, 171 kW. Viskas būtų tvarko, jeigu neplyštų diržas generatoriaus. Plyšo diržas, dėl to automobilis atvažiavo į servisą, o iš serviso jį nusprendė parduoti. Tiek apžiūrą metam, dizeliukas, šiaip ko daugiau čia reikia. Aš čia iškart atvažiavau, kad nepraleist progos, dieną naktį dirbu, kad nepraleist progos nusipirkt gerą automobilio. Galim numinusuot 1300 eurų. Tiek man atsistoja šis nuostabus Audi modelis. Aš sakyčiau, kad čia neblogi pinigai, nes nėra brangu, nes juodas automobilis ant juodo salono. Priėjimas, aišku, čia. Nuimsim akumą, pakeisim, kad užkurt ir išvaryt ją ant tralo, kad nekiltų problemų mum. Blemba, man šiandien visur kyla problema. Viskas. Aš galvau, šiaip akumą čia lengva pakeist, bet žiūriu, kad nelabai. O diržą pakeist čia valandą laiko kaip minimum, nes priėjimo nėra. Dariui paskambinau, jis šiuo metu užsiema paiešką diržo. Galbūt sekmadienį vakare jis jį kažkur ras. Netgi dėvėtas tinka. Ir gerai, kad aš pagalvojau, žinok, apie įrankius, nes nebuvo tokio plano įrankių dar imt. Galvoju, akumo užteks pilnai, vis tiek važiuoju į servisą. O iš serviso visi išvažiavo, likom mes. Matai, kur aš dažniausiai esu ir kodėl taip ilgai dažniausiai užtrunku darbe. O, tiesiog mano šiandienos operatorius, mano pana mylimiausia. Sužadėtinė, ne? Aš tiesiog pagalvojau, žiema, Quattro išeina be tieko už 1000 eurų, o čia 8. Premium klasės automobilis, Quattro, 3 litrai neprobleminis motoras, kur, skambinu per šrotus dabar, tai, sako, 3 litrų 171 iškeliavo. Sakau, dėl įdomumo, kiek pinigų? 800 eurų. Jau. O čia visa mašina, štuka 3. Todėl šitas mašinos laiko kainas iki galo. Važiuosim su tavim. Gal į Lenkiją nuvažiuosim su tokiu automobiliu. Taupiai. Tik yra vienas niuansas. Nelabai saugu. Šiaip nelabai įdomu, kai tu tyli. Ko nieko nepasakai? Bijo. Kaip man sako, pas tave pana ukrainietė, gal dėl to jinai niekur nieko nesako. Daugumą galvoju, kad tu net lietuviškai nešnik. O, jau palauk. Tegul galvoja. Tai 3 beveik galima sakyti žodžiai. Gerai, aš čia iš tavęs ištraukiau šiandien. Kaip aš galvojau, kad davažiuosiu, bet vyrai pasakė, geriau nevažiuok. Ateina laikas, kai šitiem motoram jau reikia galvos tarpinės keist, nes prapučia. Tai perkaitinsi, sako, galva pakels, tarpinę prapūs ir turėsi daugiau bėdų, sako. Kol su ją viskas tvarkoj, tai geriau nerizikuok. Gerai, sakau. Gerai, kad tai yra tėvukas su tralu. Jis skundžiasi, kad jūs jam mažai skambinat, tai skambinkit daugiau. Gerai, mes kraunam tralą, ant tralo Audi ir važiuojam į garažą. Dabar mes tikrai kraunam Audi ant tralo, niekur mes nevažiuosim su ją. Ir susitiksim jau garaže.
Tikiuosi, kad šiandien rasim diržą, jeigu rasim, jį užmesim ir automobilis bus pilnai važiuojantis. Apdraudžiam draudimų ir važinėjim. 2 variantai, arba parduosim šitoj serijai, arba aš su ją pavažinėsiu ilgiau, nuspręsiu, nes Audi A8 visgi komfortas, važiuot variantų patogų, padėti visko galima ir netaip gaila. Mes esam čia, praėjo po pirkimo, nesumeluot, tralas atvežė dar valandą, kažkur 2 valandos. Radau diržą sekmadienį vakare, po 6 valandos, tai dabar jau beveik 9:30. Radau diržą, nežinau, ar jis man tiks, aišku, ne nauja, bet radau net 2 diržus, lygtais nepatrukinėjo, vienas daugiau padėvėtas, kitas mažiau. Šitas geras. Nežinau, ar būtent šitam modeliui tiks, nes yra skirtingų ilgių ir aš tai suprantu, bet išeities nėra, man tiesiog nėra su ko važiuoti ir šitas automobilis mane tikrai išgelbėtų. Dizeliukas, šilta, šildomas sėdynės, visko, ko man reikia. Quattro, žiemą, kaip tik sniegas iškrito, kuris jau ištirpo beveik. Rytoj man į budėjimą, 9:30, į darbą man 7 ryto, tai ką, pradedam dėti diržą, o diržą čia dėti ne taip paprasta. Iš pradžių pats išsiaiškinsiu, kaip čia dėti tą diržą, ar įmanoma be priekio ardymo, o po to jau prisijungsiu papasakosiu. Taip. Matėt surinktą mašiną, o čia dar tik 3% padariau. Reikia nuimti radiatorius, kad prieit prie tų galiukų. Aš pats šoke, kad diržą pakeist Audi. Girdėjau, kad Audi A6 tas pats. Realiai reikia pakeisti diržą, tai tu numetinėjai visą priekį. Aš neįsivaizduoju, kiek už tokį darbą paima servise. Girdėjau, yra servisų, kurie pakeičia, jeigu tik diržą, pakeičia lengvą ranką su perščiukais. Prastumdo, nupjauna seną ir prastumdo naują, užmeta. Čia profesionalai, jūs tiesiog esat profai savo darbo. Aš išardau priekį. Kol ardžiau, sulaužiau laikiklius lempų. Reikės ieškoti šrotę. Tai biški baisu, kad priekį visą reikia išardyti, bet ką daryti? Ardom, parodysiu, kai jau pakeisiu diržą, parodysiu, kaip priėjimas nuėmus radiatorius, viską ir vieną galiuką reikia pakeisti. Viską nupirkau, viskas guli naujai. Kaip visada, meilė ir 9 eurai naujas guliukas, ne kažkoks nešrotinis. Taip, aš buvau radęs diržą dėvėtą, bet šiandien vis tiek pamačiau, kad guliukas, buvau parduotuviai, 20 eurų tas diržas, nieko brangaus, kad uždėt jį visiškai naujų. Kad daugiau, netgi sekančiam savininkui, nereikėtų lipt iš šitą automobilį prie diržo. Gerai, ardom, dirbam, tikėkime, mums pavyks šiandien viską tai padaryti. Nes norėčiau jau išvažiuoti, pažiūrėti, kaip dėžė veikia, kaip jinai traukia. Ir kaip visada, mesti pardavimą, užmesiu Quattro dyzelinę. Aš tiesiog pažiūrėjau, kaip įvertinti jos kainą. Jūs man pasakykite. Lygtais, jinai verta daug. Bet juodas ant juodo, čia labai patraukli mašina, Quattro. Bet aš lyginu jos su A6 sedanais. Nes kas ims 3 litrai sedaną savo A6, tikrai A8 pasižiūrės, nes daugiau komforto, viskas. Ir mano aptarnavimai tie patys, apart galbūt pagalvių. Tai aš, jeigu rinkčiausi savo A6, aš pasirinkčiau ir A8. Plius, jinai užeina ten rinką A6 kvatrinių tų metų, ten po štuką 5, iki štukas lavonai be tiecho. A8 išvys šitų kėbulų kaina prasideda nuo 2,5. Ir tai nemačiau dabar nei vienos, mačiau už 3,3, už 3,5, pilkus, su pilkų salonu. Tai manau 2,5 jinai tikrai verta. Padangykės, pažiūrėkit kokios. Padangos
Mėsos turi, visos vienodas. Oi, ženkliukus dar Audi būtų gerai sugaudyti kur nors, kad gražiau, maloniau atrodytų. Ir viskas. Nes ne ant vieno rato nėra ženkliukų Audi. Jeigu ką, ABT ženkliukus, tuning ateljė ABT sudėsim. Nėra ką čia ko nervuotis iš tikrųjų, kai ardai, kai keiti diržą. Nes kuo daugiau tu išardai, kaip man tėvas vis laik sakė, kuo daugiau išardai, to lengviau bus. Tai vat ir čia tokia pati situacija, kuo tu daugiau išardysi, to bus lengviau. Nuimam radiatorių, antifrizą aš nupirkau iš anksto, nors šitas šviežus geras. Va, mes prieinam prie goliukų, šitas goliukas yra sugadintas, nors jis sukasi, viskas dėl viso pikto pakeisim, nes gravelį visi sudeginti, gal dėl jo, žinokit, ir gal jis momentų plyšdavo, gal jis momentų strigdavo ir dėl to suplėšė diržą. Generatorius nestringa. Čia keičia diržą. Čia diržas biški trukdo, kad pasuk normaliai. Sukasi, jokių klibėjimų neturi. Čia klibėjimų jokių neturi. Sukasi, čia irgi jokių klibėjimų. Sukasi, va dėl ko galėjo šiaip. Kas ten trukdo jam? Va, pretendentas į keitimą. Va, pretendentas. Gal dėl jo. Aš nežinau, čia kondicionierius, man atrodo, blembu, bet jis pastringa vienu momentu normaliai. Taip. Čia guliukas geras ir šitas nepatrukinėjęs irgi geras. Sužiūrim kompresorių ir galima bus jau verdiktą. Ar kompresorių reikia pakeisti? Nes jeigu kompresorių keisti, tai čia vat jau didesnis hemorojus. Priėjimas irgi nelabai geras, aišku, išardėm daug, bet reikės iš apačios žaist kažkaip daugiau išardyti ir pakeisti. Pažiūriu, ar jis tikrai stringa, ar jis neturėtų strigti, ar galbūt jisgi pajungtas, galbūt, bet sankaba turėtų kaip ir suveikti. Nu, reikia vat paskaityti prieš kažką darant. Tai ką? Jūsų dėmesio jau darbai eina į pabaigą. Pakeistas yra kondicionieriaus siurblys, vienas guliukas ir uždėtas naujas visiškai diržas. Taip, darbų realiai per 6 valandas aš padaryčiau viską, jeigu ardyčiau dar kartą. Žinau, kur kas kaip, o kai ardai pirmą kartą, antrą gal gyvenime, jau neatsimenu, ar radžiau, tai biški sunkiau. Bet priėjimas pats, matot, silpnas. Dar nekūriau, reikia užpilti antifrizo, kad neužsiorientų sistemą, susukti visus buferius, taip pat posparnius, plastikus visokiausius, viską mėgstu aš iš pradžių nepatikrinto, viską surinkti ir tada, jeigu atsiras kokių bėdų, atsiras. Manau, kitą dieną parodysiu jum šį nuostabų automobilį, jau dienos šviesoje, kai išplausiu, pravažiuosiu, patikrinsiu, kas jam gali būti dar negerai, tarkim. Mes atvykom žiūrėti automobilį, Audi A6 C7. Paėmiau kompasų savim. Taip, gerai, Audi A6 C7. Aišku, tamsoka. Tiechas yra, ne? Tu turi ją 3 metus. Kai pašils garsas atsiranda? Dabar jo nėra. Ir jo po biškį atsiranda su tokiu garsu važinėjai. Nieko baisaus. Kažkur iš viršaus, ne? Rida duoda savo, ne? 400 000 ridos.
Skyščiai yra. Perkaitintas nebuvo. Nu, aš tau pasakysiu tiesiai šviesiai, per video biškį baisiau dirba. Pagazuok, aš paklausysiu, gal atsiras kažkas. Kai kažkiek pagazuoja, lygtais daugiau atsiranda. Ratai pas mus tokie, padangos tokios. Apsaugos nėra, kaip matom, tenai toliau. Posparnių pilni, stabdžių diskai normalūs. Čia gali pist protą ir tas superchargeris, kompresorius vadinamas. Cheminį pasidaryt konkretų, nes čia jeigu ką dulkės. Čia va visur, kaip matot, purvina. Nu nieko, čia viskas tvarkoma. Dega čekas, tai pajungsim kompą, pasižiūrėsim lubos. O tokios va. Elektrinis salonas, jinai 2012 metų. Lubos gaila. Gale šildomos sėdynės. Jo, bet cheminė jinai tikrai reikalauja. Padangos visur vienodas. Audi ženkliukų. Bagažinė neatsidaro iš išorės? Ne. Tik iš vidaus, ne? Jo, trūksta ratų, trūksta komplektacijos, akumas savo vietoje. Faina, kad jinai juoda ant juoda. Šiaip šitas dalykas turėtų pasislėpti į vidų. Nenoriu. O, labai gražu. Ženklų nėra, liftų nėra. Lempos dega. Dūmint, nedūmina. O gali biškį pagazuot dar, aš pažiūrėsiu, dūmina, nedūmina. Čia jinai nedūmina, čia normalu benzui, šalta. Dabar 0 laipsnis šilumos. Gerai, užteks. Žinai, dar koks klausimas. Jinai jaučiu daugiau stovi garaže, negu važiuoja paskui. Nes dulkės susirinko. Supratau, mes minimaliai pravažiuoti su ją galim. Tai uždaryk kapotą, tada sėdam, pravažiuojam. Man nors nedidelį ratuką paklausyt pakabą, kaip minimaliai, kaip trauka. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Čia plastiko nėra. Kai atvažiavo, lubos buvo tokios? Jo. Pakaboj. Pakaboj mačela kažkas šitoj pusėj. Toje, ne? Jo. Benzas šyla greitai, ne? Nu, esi. Aš čia sėdžiu, man atrodo, kad čia kažkur, tu sėdi tenai, tau ten atrodo. JGR-as. O prie ko gali būti JGR-as? Prie traškėjimo. Nežinau. Iš viršaus. Gal buvai forumus kokius paskaitęs? Ne, čia GPT klausimų. O kas sakė, kad nieko rimto? Ten vienas pažįstamas. Jisai automechanikas. Nu, pagal jį tai čia parakštukas. O kodėl nenori sutvarkyti? Kažko kitą. Supratau, BMW. Nu, gal. Kai BMW prie dušės, tai viskas, BMW jau prie dušės, žinau. Ir nepakeis jokia Audi. Tau RS5 daug, tu pavažinėsi ir pasakysi, ai, gal duokit geriau man M3. Ne? Jo.
Bet po to pradeda eiti. Jo, tai kaip jungi veikia. Supratau, ir duodi gazo ir atsijungi. Ne. Jie. Kažkur pameta kontaktą gal. Viskas realiai priklauso nuo kainos. Sakau, aš jums nenoriu meluot. Pardavimo svetainės, 400 000 važiuojančiame. Tokios pačios būklės komplektacijos 6700 eurų. Niekam nereikalinga. Stovi dar su S-Line. Tik išvalyta. Langai atsidaro, užsidaro. Tai irgi patikrinkit, sužiūrėkit. Geras dalykas. Siūlyk, aš pagalvosiu. Čia du variantai. Arba tu nori parduoti, arba tu nori galvoti. Aš neturiu kainos kažkokios. Šiaip tada pradėsim labai lengva. Tiek turi. Audi A6. 4 ratai sukasi, važiuoja. Realiai iš defektų PKB. Variklio garsai minimalūs, nesakau, kad jis kalena kažkas tenai. Reikia lys žiūrėti, bet kas. Čia iš tikrųjų, jeigu purkštukai, draugas pasakė, tai purkštukai čia, man atrodo, čia, kad nebūtų tie piezo purkštukai. Tu mechaniškai neįkia. Bet gerai, pas mane į 6 irgi purkštukas buvo, bet ne, garsų jokių nebuvo, aišku. Sunku man kažką va taip va pasakyti, aš jos kaip ir noriu. Bet ir suprask mane, ateina artėja ir šventės artėja, kad jinai man stovėtų, man reikėjo sutvarkyti, išplauti, cheminį padaryti ir parduoti. Nu nežinau, jeigu kažką apie 4 siūlai, tai galim kalbėti. Planavau sakyti 3,5. Nu dar nieko. Kaip? Dar biškį, dar nieko. Dar biškį nusileisk ir paimu. 3,5 būtų už ją gerai, aišku. Nes 4 už 4 stovim vitruflūdas. Čia užsikuria važiuoja su tiechu, su variklio defektu, konkrečiai, aš jį žiūriu dabar. Bet išplautas gražus, toks pats, lygiai toks pats. Tik su rudų salonu, juodas su rudų salonu. Irgi dega čekas užsikūrus. Gale šildomų sėdinių nėra. Rašo komentarė 12 metų, variklio defektas. Variklio gydymas, kiek domėjusi remonto kaina iki štukos ar reikalingas pakabos tvarkymas. Čia tas pats. Yra kėbulo defektų, matosi nuotraukose. Kaina derinama. Jeigu atiduos už 3,5, aš ją išplaunu, sutvarkau, jinai užsikuria, pažiūriu, man tai ten garso stipraus nėra. Kaip minimum reikia pradėti nuo to, kad sužiūrėti tepalus. Gali būti, kad tepalas jau senas. Čia, normali istorija šitų motorų. Čia benzai. Aš nenoriu tave nuliūdinti, bet jeigu 4 galas, aš atsisakysiu. Man paprašiau atsisakyti, nes jeigu jai kažkas atsitiks, kol aš... reikia lyst. Čia konkrečiai reikia lyst. Čia... žinai, žaist, praeis taip, nepraeis. Ir jeigu kažkas atsitiks toliau, man skambins po to per šventės, noriu grąžinti ir taip toliau, man to tiesiog Tai gerai, nereikia. 3,5. 3,5 darom. Surizikuosiu. 3,5 tūkstančio eurų, Audi A6 projektą. Nupirkau. Paeis. Nepaeis. Bet žinokit, pergyvenu nesilpnai. Ir dar Audinį neatsidaro. Sekančiam kadrė papasakosiu jums apie Audi A8, kaip atsigavo. Net atsidarinėti nenori. Atsidarė. Tiesiog pažiūrėkit įvertinkit, kokia jinai purvina. Jūs nepagalvokit, kad aš čia šiaip paprastai taškau pinigus ir noriu nuvaryti. Kodėl neplaunu pats, nors galiu sutaupyti pinigų? Aš net nežinau, kodėl aš pats neplaunu.
Gal dėl to, kad aš taip išplauti negalėsiu. Važiuojam, duosim 100 eurų ant išlaidų. Ant išlaidų duosim 100 eurų, ją išplaus. Jinai daug gražiau atrodys, daug maloniau pirkimui atrodys. Matot, kaip iki šiol atrodo. Važiuojam tiesiai į plovyklą. Nežinau, man tai plius minus normalus darbas. Variklio darbas, traukos turi. Žiūrėsim, kas ten gali būti. Čekas išmesdavo čeką, aš ištryniau jį. Išmesdavo dėl Misfire 6 cilindro ir ventiliacijos 1-2 galvos. Dėl ko tai gali būti, net aš neįsivaizduoju. Gerai, važiuojam, atiduosim plovimui, ją išplaus ir mes su jumis galėsim ramiai dirbti toliau, važiuoti žiūrėti sekantį automobilį ir vakare jau paimti išplautą tvarkingą mašiną. Taip, fiksuojam. Automobilis plovyklai. Nieko šiuo metu šalia nėra, tai iškviečiau taksą ir važiuoju. Mes tikėkime, kad vakare pasakė, jau bus išplauta, padaryta, tai tikėkime, ją pasitiksim. Tai ką, dabar kaip žadėjau, minimaliai, minutė jūsų dėmesio apie Audi A8. Užkūriau, pakeičiau diržą, pakeičiau guoliukus, yra klaidų, būna karts nuo karto išmeta dėl pakabos. Ten, aš žinau, vieną traukutę ant daviklio trūksta. Airbagas dega, priekinė pajungta kažkur fiškė. Aš surinkinėjau, matyt, kažkur pramazinau fiškutę, būtent airbago. Gaila labai, nenoriu vėl išrinkinėti priekio, pabandysiu pasižiūrėti. Telikas nesilaiko, čia jų lyga. Šiaip važiuoja, bėgius jungia maloniai, minkštai, kažkur minimaliai pakaboja pabaršką. Bet taip, tai ar ne idealus darbinis automobilis? Planuose jį parduotų už 2500 eurų. Čia vien už padangas dabar galima paimti su ratais 300 eurų, nes naujos padangos. Blemba, malonu, važiuoja taip tyliai. Aš pravažiuosiu tada, jeigu tu nenori. Šildomos sėdynės šildo, sunkiai šyla, bet tai šyla iki 90 temperatūros. Taip pat parodysiu to iš išorės. Vakar buvau plovęs, bet su tokiu, aišku, su tokiu oru mūsų žiemą tokia vat. Tuoj prisiparkuosim, mes atvažiavom paimti pono Dariuko, nes važiuosim žiūrėti automobilį. Veidrodžiai nusileidžia, parkai neveikia. Buvo atjungtas blokas. Blemba, netyčia išjungiau. Buvo išjungtas blokas, atjungtas jis tiesiog laidai. Pajungiau, neveikia. Rankinis kuo puikiausiai laiko. Stabdžius biškį reikėtų nuvarint, nes tokios minkštas tas pedalas. Bet darbui, Kaip jums? Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Viskas dega iš visų pusių, lempos priekinės galvojau rasos, nerasuoja, buvo dangteliai atidaryti. Uždariau dangtelius, nei rasuoja lempos, nei ką. Dangtelius į kalpokus ir atlankius jau radau, geras prenumeratorius, atiduos nemokamai. Nu ką į ją stipriai čia žiūrėti? Man tai aš nežinau. Kėlis rankinėlės neveikia. Nu ir tegul neveikia. Purvina, išvalyti reikia. Bet jinai stovi savo vietoje, niekur nekrenta, per naktį nekrenta, ko ne, bagažinė, net elektrinė. Ir tą veikia, pažiūrėkit. Op, paspaudai. Op, važiuoja. Ką norėjau pasakyti. 1.3 aš ją nupirkau, atsimenat. 50 eurų man kainavo diržai, guoliukai ir taip toliau. Ir 100 eurų man kainavo šitas sušiktas blokas muzikos. Bakeris. Čia pati paprasčiausia muzika. Čia net ne basa. Ne? Taip dariau. O kainuoja 90 eurų. Tai gal gandai labai.
Genda, jis ir pasakė, stovi tenai, genda. Ir muzika iki galo normaliai dabar neveikia, nes jį reikia prirašyti, kodukai skiriasi. Groja gale dešiniai ir groja prieki kairiai. Ir subai neveikia. Tai veikia, važiuoju, klausau muziką, nesupratau, galvoju, baso kažkaip trūksta. Jis per meniu padidinau, nieks nesikeičia. Ir po to važiuoju vienu momentu. Bu. Čia per stipriai, žinai, kolonėlės viskas ir vėl atsijungia. O per launchą neina? Tai vat pasakė, kad greičiausiai per launchą ir galima padaryti. Reikia pasėdėti, pažaist, pajungti. Tai vat. 1,4 stovi, aš manau 2,5 iškeliaus kaip Dievo Marija. Davai aš tau parodysiu geriau Camaro, kurį mes važiuojam žiūrėti. Nes, tau tokie patinka. Man, žinau, jis man 2 dienas rašė. Nupirk. Ne tai, kad nupirk. Ar tikrai, ar atvažiuosi, žinai. Aš sakau, man reikia pasitart, paskaičiuot. Aš savo galvoje nesudedu, kur man tokia mašina dabar. Aš turėjau Dodge'ą su normaliu vyrišku 5-7 varikliu. Kiek aš dirbu 500. O čia Camaro, kupė. Gal. Ja dažyt dar reikia. Ja? Einam parodysiu. O aš paklausiu žmogaus, ar jis nori, kad aš nors nuotraukas parodyčiau. Nes griežtai žmogus pasakė, aš nenoriu, kad tu filmuotum. No problem. Gerai, Kaunas nearti, važiuojam. Ką, jau vakaras, nežinau, ar matysit gerai ar negerai, bet audinė išplauta, visai kitaip, žinok, atrodo. Gaila, kad garažį reikės parodyti, kaip jie išplovė, gal daugiau. Čia tą mašiną pripirkai, ne? Jo. Aik, tu savo kaip švaru. Švaru, gardu, gražu, nes čia buvo viskam. Aš mačiau. Viskam čia buvo šikna. O viduj salonas. Čia pašvies. Kita mašina, nes čia buvo šikna. Jūs atsimenat, žiūrovai, kaip buvo, tai vat kaip yra. O priekiai iš vis ten. Vairuotoja. Ne, visur išvalyta, čia apvemta buvo šone, va čia, o lubas nepaėjo, matai, patrynė. Jis iškart pasakė, o jeigu kava, nepaeis. Su drėgnom servetėlėm gal dar išeitų. Gal išeitų, čia viskas purvina buvo. Aš jums ją parodysiu, kai atvyksim į garažą. Aišku, jinai jau nebus tokia jau švari, nes laukia drėgna, lyja, šlapia. Bet, manau, vis tiek saloną jūs įvertinsit, ant kiek pasikeitė. Va čia, tokį užžinai. Lempa prasuoja. Va čia. Va tokį užžinai, va čia. Galėjo. Va čia, galėjo. Čia va taip irgi kažkaip. Čia aš jau sukuoju. Bet vis tiek, kas buvo, tu neįsivaizduoji, kas buvo. Kaip švaru gražu. Tai va taip pasikeitė automobilis, išplovė ją iš išorės, ratai jau geriau atrodo, padangos jau iškart įbrėžimų matosi, va čia įbrėžimai, čia įbrėžimai nuo šakų, va čia man nepatinka. Šiaip daužtai jinai iš Amerikos nestipriai žino, kad keliavo. Dėl viso pikto aš netgi patikrinsiu, man sakė savininkas. Greitai suvedu kodą, viskas labai paprasta. Dažniausiai skelbimai būna VIN kodas, arba prieinat prie mašinos, randat ant stakano, randat prie stiklo, randat VIN kodą, įvedate programėlę, su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidos ir jūs sužinosit automobilio istoriją. 5 minutės užtrunka, jūs apsaugojat save nuo sumuštinio arba nuo nusuktos ridos, tai kitą kartą nepagailėkit, pinigų patikrinkit ir būsit ramus. Nes iki šiol būna, žinok, kad važiuoju ir žmonės, įdomu, netikrinau, kaip pirkau. Patikrinau, ten rida nusukta. Tai ašgi pirkau iš aikštelės, kaip čia. Gerai, įvedam VIN kodą ir žiūrim, ką gausim. Jūsų dėmesį, ataskaita jau mano rankose, žala, title patikra, iškart gaunam nuotraukų. Nereikia niekur ieškoti. Kaip buvo daužta? Jūsų manimui. Priekis, biški kapotas, biški lempa, biški buferis. Nėra baisu.
Šiaip, vat, aš atkreipiau dėmesį, Supercharger ant to sparno, kuris buvo daužtas, buvo. O čia jo jau nėra. Negu surinkinėjo ir pagailėjo laiko atklijuot lipduką. Visgi, o iš kitos pusės yra Superchargeris. Gale išmetimas buvo apgadintas. Šiaip, jinai Amerikoje dar, žinok, tvarkingai atrodė. Netokia murzina buvo. Priekiai iš vis net iki teliko daužimas nedaėjo, įsivaizduoji? Taip, rida. 393 kilometrų jau buvo 21 metais. Dabar 400 su viršum. Žiūrim toliau. Nevokta, dokumentai viskas tvarkoja, rida nenusukta. Toj sekundė, 21 metais 10 mėnesį buvo daužta. 23 metais buvo daužta čia iš aukciono. 23 8, 23 11 mėnesį dar buvo. Rinkos vertė 9000 darė, o 850. Tai vat. Jūs pasakysit, tai ką tu išsiaiškinai su varikliu? Nu tai va aš nežinau, aš galiu jums atidaryti kapotą, nieks nepasikeitė visiškai. Jinai kaip dirbo, taip ir dirba. Va variklis, ane? Dabar mes esam su mikrofu. Nueinam, užkuriam variklį ir patys paklausysit. O atgirdit kažką? Aš galiu statyti monetą ant to variklio, kaip tik turiu 2 eurų monetą. Huj, kažkas. Žvakės reikėtų pasikeisti. Bet nustovi, va, nustovėjo ką tik. Čia tokia nepatogi labai pozicija stovėjimo. O. 2 eurų, nepriklijuota nieko. Keliaujam prie sekančio automobilį, bet tie apžiūros pigus, nes dauguma iš jūsų sakot, tu greičiausiai neperki pigių automobilių. Aš perku viską. Ir sekantis mūsų automobilis Opel Meriva, bet tie apžiūros. Jėkingai, bet irgi juoda. Ir ant juoda. Ir gal dar fokusas. Ir gal fokusas. Bet fokusą vis tiek filmuoti nenorės žmogus normaliai. Tai va, tai keliaujam. Tu be veido? Nesvarbu. O, retas atvejis. O kaip tu čia iš Merso? Nu, matai, su Mersu žmona. Supratau. Va dažniausiai mes vyrai, žinok save ir paspaudžiam biškį. Aš kadangi turiu keturatį, tai ir man keturačiai nusprogo motoras, sutaisiau aš tą motorą, prikėliau motorą, išvažiavau pakatuškę, prasukau gal, 2 bakus, 200 gal kam kilometrų, kažkas tokį. Kalt motoras vėl pradėjo, nežinau ką daryti. 3 štukos naujas motoras. O šitas, o garantija kažkokia buvo? Nėra, pas mane senesnis, 21 metų, žinai. Tai va ir pirk. Todėl aš, žinok, ir atsisakau nuo tų kvadrikų, kai man siūlo. Aš kaip ir už, jeigu gerą kainą. Taip, ką, mes turim savo ekranuose Opel Meriva. Jinai 2.5? Jo. Man atrodo, čia prie facelifto. O, jau, jau prasideda maudynės. Gerai, mes ten ne prie ko. Kėbulas jų kaip visada. Kažkur įbrėžimų, padangykės tokios. Yra stabdžiai normalūs. Prie durų pažiūrim dažniausiai. Viskas tvarkojas, sparnai kaip ir normaliai. Priekiniai stabdžių diskai neblogiai. Bet automobilis be tech apžiūros turi baltą lapą. Nepraėjo dėl 8 punktų, aš jums taip noriu pasakyti. 8 punktai, dėl kurių nepraleido šitos dieviškos mašinos tiek apžiūroj. Lempos, pakabos lankstai ir taip toliau. 10 minučių daugiau šitokiem automobiliams skirt laiko negalima. Kvapas automobilyje neblogas. Pažiūrim, kaip užsikuria. O, nedreba, reiškia pagalvės normalios. Klaidų jokių nedega. 200 000. Taip. Piečiukas pučia, nežinau dėl kondiškės ar veikia ar ne, reikia paklausti savininko. Muzika. Groja, kondiškė veikia? Nežinai. Supratau, nežinai. Taip, atidarom kapotą, trūksta ženkliuko Opelio, atidarom kapotą ir einam prie bagažinės, nes Opel Meriva, bagažinė. Atsidaro, čia jau, žinok, geras ženklas. Čia jau pliusas. Plius 2 eurai, karečiai. Vaistinėlę gal savo paimsi, jeigu nupirksi. Taip, šitas dalykas yra,
čia vienas tokių pagrindinių dalykų, kuris čia pasideda, kad nepavogtų daiktų. Ten kažkas yra? Ratas, kablys, čia dar +5 ir +5. Taip, čia, kai ir viskas tvarkoj, dūmint lygtais nedūmina. Gaila, vat, kad jie... Mašinos tai neblogas, aš tau pasakysiu. Bet tiek apžiūros. Bet tiek apžiūros, nu taip jau sunkiai su jais. Jinai su tiek apžiūra, būnam biedni, bet teisingi. Jinai su tiek apžiūra kainuoja, nu 700. Nu, aš ją nupirkau. 8. Prieš 2 savaitės ją nupirkau. Atsivažinėjau, kiek man reikėjo. Prieš 2 savaitės? Jo. Sakėjai biški daugiau. Nu, karoči, +- 2 savaitės. Buvo su tiechu. Taip. Taip. Buvo su tiechu, pakeičiau spiruoklės. Čia man. Pakeičiau spiruoklės, pakeičiau stabilizatorius, nuvežiau į tieką, galvojau, tipo, praeis savo kodų, viskas tvarko, žinai. Matei, kiek prie... Kosmosą prirašė. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laukia šalta. Jinai stovi, kiek gal, kokias 3 dienas. 3 dienas. Nu, užsikūrė neblogai. O kūrą, jeigu ką paliksi, ar nupilsi? Aišku, kad nuliksi. Aišku, kad nupilsi. Jaučiasi. Žinau, jaučiasi, kad jauti šikną laiko. Aha. Tai biškio kulysė išmalta, tai aš kaip darau iš antro į pirmą. Aš 3 buvau. O, čia chuliganiškas vairavimas. Palauk, reikia prisisekti. Žodžiai, palauk, davai prisisegau. Iš pradžių startuojam, o po to žiūrim, kas bus. Taip. Kulysas, žinok, čia standartinė jų veikimas, standartinis, nes pas mane va mėlyna buvo prieš kiek čia laiko. Taip. Tai tas pats. Lygiai tas pats. Aha. Bet pas mane su tiechu. Ir vos paėmiau už 4 pėm su tiechu. Kėbulas buvo biški baisesnis. Ką, vietoj ratlankių buvo šitie kalpokai. Nu, važiavo taip pat. Realiai gera darbinė mašina su tiechu. Kad čia daug vietos jo, žinai, atrodo iš lauko tokia mažytė. O tai tu dar kokius 300 eurų nenori investuoti ir praeiti tiechą važinėti? Nu, žiūrėsiu, ką tu pasiūlysi. Jeigu tu čia mane labai nuskriausi prieš šventės, tai... Faktas. Ar čia man vaidiausi, čia pagalvė tokia daužyt pradėjo, kai tu staigiau atleidži pedalą. Kažkas yra, ne? Nu, toks. Nu, kažkas to. Čia aš. Čia tu? Ne. Čia aš. Ne, čia mašina. Palauk. Girdėjai vėl? Kažkas su akmenukų daužo. Čia aš. O ant detalių Opelius Merivas supirkinėja? Nežinau. O ką tu iš jų pardavinėsi? Tai už tiek pat ir supirkinėja metalą, žinai. Čia kas ardo, žinai, pačioj pradžioj, vat, pinigų neturi ardymui. Bet aš tavęs skriaus nenoriu ir duosiu daugiau, negu jie duoda. Nu ir ką tu man siūlai? 300 nesiūlau. 200 nesiūlau. 107. Ai, ne, tegulai čia stovi. Ir būna. Nu tu pagalvok, tu gali man ją atiduot. Jinai dar 2 dienas pastovės. Ir poryt aš važiuoju, reguliuoju rankinį. Valau, tvarkau, lankstas tos tvarkau, viską pakaboju, lempą reikia. Tvarkau, viską aš tvarkau. 12 eurų sumoku už tiek apžiūrą. Nuvažiuoju, man ten duoda baltą lapą, nes kažką tikrai aš pamiršiu. Aš grįžtu, tvarkau ir važiuoju 3 kartą su tiek lapų. Bet jau bus nebe 12 eurų, man atrodo pigiau, ar ne? Ne, 12. Ne, tu galvoji ten kaip laitelis mažinasis? Ne, taip ir bus. Pastovi taip ir bus. 12. Žiūrėk, padarom. Vis tiek, tu jos nepasiminėsi šiandien, aš pasigalvosiu ir susirašom. Varai tu vakarieniaut, jinai niekur nedings. Sutarta. Mane jinai traukia kaip pirikupą, kodėl daugiau aš duodu Opeliai. Nu, jie sunkus yra pardavime. Ypač už savo kainą. Bet aš planuoju parduoti
Audi? Va, mano darbinė Audi. Tu pažiūrėk, Audi 8. A, čia kur svorius esu? Taip. Čia šitas supercharge'as? Ai, ne, aš jau ją pardaviau. Ai, ne, Jo. dušas sakęs praveš. Kaip tik noriu pasakyti. Nors aš prisijungsiu atskirai. Nes po to Deividas vėl pyks, kad aš nepasakiau atskirai. Hebra, Audi parduota už 4550 eurų. Beveik 1000 eurų uždirbam šitoj serijai. Manau, neblogai tikrai. Pamiršau tiesiog prisijungti ir pasakyti per kamerą, tai sakau iš čia. 200 eurų ir aš tau duodu 200 eurų ir išvažiuoju. Tai tu sakei, neturi 200 eurų. 200 eurų turiu. Karočią, davai, pagalvojam. Nu, viso. Viso gero, Meryva, mes su tavim daugiau nesusitiksim. Malonu buvo, kad parodėjai. Aš sutinku. Praeik tiechą. Pabandyk tu ją pats parduoti. Ne šiaip savo tu, nupirkai pats už 4 PM, kur mėnesis tiecho lygdavo. Nu, taip. 4 PM eurų. Nes jos, neperka po štuką. Sutinku. Aš suprantu, kodėl tu, nenorėti. Čia normalu. Viskas normaliai. Aš nelaužau tavęs. Aš tiesiog pasiūlau tiek, kiek matau, man apsimoka. Ne tai, kad uždirbti, bet pavažinėt ir uždirbti. Vat ir visi reikalai. Šiuo metu mes su jumis atsisveikinam. Buvo malonu, kad ką matėt šitoje serijoje, kad žiūrėjot, kad uždėjot laiką, kad prenumeravot kanalą. Ir primenu, kad po kiekvienos serijos jūs galite laimėti 100 eurų. Reikia tik pasidalinti, kad žiūrit seriją, palikti linką į seriją ir pažymėti mano Instagramo pavadinimą. Pažymėti mano Instagramo. Viskas, automatiškai jūs dalyvauja. Patenkat į sąrašą, kurio po 2 dienų, antradienį vakare, dažniausiai mes išsirenkam ir iš karto atsiunčiu pinigus. Tai ačiū, kad buvot kartu, iki malonaus, o mes keliaujam į sekančią seriją. Like, subscribe. Jo, viską padarykite tenai.